Tai sveiki visi kolegos. Šiandien mano tema bus ekologinės gamybos žurnalo pildymo reikalavimai. Kaip jį pildyti, kaip jums padėti. Viską pasistengsiu, tai padaryti paprastai, aiškiai ir suprantamai, kad jums po šito seminaro, kad būtų jums viskas paprasčiau, aišku, kaip viską daryti. Tai šios prezentacijos planas būtų bendras įstaigos pristatymas, apžvelgsime, kur rasti žurnalą, kaip jį pildyti su tikrais pavyzdžiais, ką norėčiau. Jeigu kyla klausimų, tai rašyti į chatą, klausti tiesiog po lentelės, po parodymo. Yra turit klausimų ir klauskite. Ir pabandysim taip mes pabendrauti, išsiaiškinti ir mums visiems kylančius klausimus, visiems rūpimus, nežinomus dalykus. Tai kas tas yra Ekoagros? Ekoagros jau yra sertifikavimo įstaiga, kurioje darbuojamės nuo 97 metų mes. Yra viešoji, nepelno siekianti, užsiema ekologinių ūkių sertifikavimu. Taip pat daro ne tik visus patikrinimus bendrus, bet ir pagal privačius standartus. Biosiuso, Demeterio, Biolando, Naturlando. Kuo mes dabar esam išskirtiniai, tai esam vieninteliai tokie, bet mes nesam leidėjai dokumentų. Mes neišleidžiam teisės aktų, reikalavimų ar kažko. Mes tiesiog esam vykdytojai juos. Ir atliekam tiesiog kontrolę. Taip pat mes teikiame ir informaciją, konsultacijas, padedam ūkininkam geriau tos reikalavimus suprasti, išspręsti juos ir kaip reikėtų elgtis. Pagal ką mes darbuojamės, yra pagrindiniai, sakykime, 3 dokumentai, tai yra bendras visai Europos Sąjungai, tai yra tarybos reglamentas, bazė tokia, pagal kuriam yra visi reikalavimai. Taip pat kiekviena šalis turi savo ekologinės gamybos taisyklės ir ekologinis gamybos žurnalas. Būtent tai, apie ką aš stengsiu šiandien jums išaiškinti. Kaip ir minėjau, yra Ekoagros nepelno siekianti įstaiga. Stengiamės mes, kad būtumėm geri, kokybiški, efektyvūs, pastoviai mes tobulinam savo sistemas ir kaip ir mes jūs tikrinam, taip pat ir mus tikrina tiek Europos komisija, Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra ir dar daug kitų. Ir po kol kas mums, tikrai noriu pasidžiaugti, sekasi ir tiek praeinam ir visas tas patikras, taip pat ir jūsų įvertinimai, kas yra, manau, labai geri. Tai mūsų įstaiga labai gerai vertino net 88%, o profesionalumą netgi 93%. Tai tikrai norėčiau, kad tas išliktų, tobulėtų ir eitų į priekį. Tai dabar grįžtant prie mūsų pagrindinės šios dienos temos, tai yra ekologinės gamybos žurnalas. Tai kur jį galime rasti? Nueinam į mūsų tinklapį www.ekoagros.lt. Pagrindinėme lape mes randame ekologinis ūkininkavimas. Paspaudę ant ekologinio ūkininkavimo mes atsiduriam ekologinės ūkininkavimas ir čia galime išsirinkti ekologinės gamybos žurnalas. Rekomenduočiau neeiti kažkokių formų iš Google trauktis ar kažkur, nes jūs galite išsitraukti seną versiją. Dėl to bus lentelės ne šitokios, ne apie tai ir jos bus pasenusios. Tai tikrai rekomenduočiau, jeigu dabar trauksite žurnalą naujai, kad išsitraukti būtent iš šičia ir būsis tas pats naujausias, pats tikriausias ekologinis žurnalas. Tai dabar prie tų pavyzdžių, prie tų lentelių, kaip jas reikia pildyti, pasitikiu tikrus pavyzdžius, kad mes galėtumėm aiškiau ir suprantamiau viską išsiaiškinti. Tai yra viena iš pagrindinių lentelių, pati pirma, kurioje susirašome visi mūsų laukai, visi, kuriuose mes ekologiškai ūkininkaujame. Tai pirmas stulpelis būtų kontrolinis žemės sklypų numeris, tai jį galima gauti tiesiog iš tiesioginių pasėlių deklaracijos. Ir peršom lauko numeris taip pat ir auginami augalai.
Prieš čia norėčiau sustoti, daug kas mėgsta tiesiog surašyti iš pasėlių deklaracijos kodus. AVI, KVV, KVŽ, MIV ir taip toliau. Tai yra blogai, nes čia mes turim parašyti būtent, kas auga. Tai vasariniai miežiai, avižos, jeigu kokį ten kodą parašom avi, tai kaip ir būtų aišku viskas, bet jeigu mūsų auga mišinys, tai deklaracijoje bus BMI, tai jeigu mes čia rašysim BMI, tai bus visiškai neaišku, kokie augalai auga, ar žirniai, ar lubinai, ar avižos, ar kviečiai ir koksai mišinys. Tai reiškia, turim mes rašyti čia koks augalas, ne kodą, bet augalą. Taip pat nurodom iš deklaracijos plotą ir einam. Šiuo atveju pateiktų pavyzdžių mes auginam vasarinius miežius ir juos pasėjom 2025 gegužės 2 dieną. Sėkla kilmė nurodyta savo ūkio. Tai yra 2 variantai. Tai yra savo arba pirkta. Pasirinktinai ir rašau. Toliau sėklos statusas. EN. Daugam gali sakyti, kas tai yra, neaišku, EN. Tai aš priminsiu, kad visi kodai, visi pagalbinės priemonės yra po kiekvieną lentelę. Tai ir matote, va. EN ekologiška sėkla, ES ekologiška sertifikuota ir visi paaiškinimai, kaip pildyti, kaip kiekvienas stulpelį yra pagalba. Tai iš ten mes pasiemam tos kodelius. Ir čia įrašom, kiek būtent į tą lauką mes sunaudojam vasarinių miežių. Jeigu įvyko tręšimas, tai ir rašom galvijų mėšlas, kada panaudotas, kokią normą naudojau ir čia nurodom, ar kilogramai į hektarą, ar tonus į hektarą. Pateiktam pavyzdį yra įsėlis, 7 stulpelis, įsėti raudonieji dobilai, jų veislė rimaičiai, kada jie pasėti, kaip matom, sėkla yra pirkta, jau naudota nebe savo ir yra įprastinė testuota ir parašom, kiek tos sėklos yra sunaudota. Kitu pavyzdžiu, mes auginame avižas ir įsėjom jau mišinį, tai va, ir parašom nebe raudonieji dobilai, o daugiametės žolės ir kokį tą mišinį. Ir mūsų avižos jau, kaip matote, yra žinom veislę, kada pasėjom, esame jas nusipirkę ir kokios tai yra, įprastinės netestuotos. Tai šitie visi dalis yra užsipildo pavasarį, sakykime, kada įvyksta sėja. Vėliau, 5 stulpelį mes rašom, kada nuėmėm derlių. Ir kiek gavome to derliaus. Jeigu tai buvo kelios nuėmimai dalis, tai reiškia, sakykime, anksčiau nuėmiau ar vėliau mašinas, tai turėtų būti keli įrašai. Norėčiau paklausti, ar yra kokių nors klausimų iš šitos lentelės, tai galite išsyk klausti, padiskutuokim, jeigu yra kažkas neaišku ar kažkur. Norėjau paklausti, o tai būtinai čia skirstyti tą, jeigu man taip išėjo, kad aš ten, tą lauką 2 dienas, prašiau galutinę datą, kada nuėmiau, ar čia tas, kaip čia, derliaus nuėmimo data. Galite irgi parašyti, sakykime, nuo šitos, nuo 25 iki 23 ėmiau. Bus logiškai ir jūsų tas bendras ėmimas ir bus ten, sakykime, kaip 14 tonų prikūlė. Tai čia nebus, kad kūliau tą lauką 20 hektarų 3 dienas ir ten mulkinti. Bendrai parašykit, nuo tą laikotarpį prikūliau tiek, kad reiškia, ta būtų informacija. Jums bus jie aiški, bus ir man aiški. Ir dar turbūt 6 lentelėje dar reikėtų irgi pasmulkinti, jeigu ten buvo grūdų ir šiaudų, irgi įvardinti grūdų tiek, šiaudų tiek. Visiškai teisingai, nes iš šitos pirmos lentelės, kurius ir jau paminėjot, visi duomenys nusikels į 5. Tai čia jums yra kaip špargalkė, paruoštukė, kur čia jūs visus tos laukus, visus derliukus galite susidėlioti ir tai yra labai, iš patirties galiu pasakyti, kad tai labai geras dalykas, nes pats žmogus mato, iš šito lauko prisikūliau 5 tonas, iš to 2, daugumas neturiu aš tų svarstyklių ar kažko, bet matom, pagal priekabą žmogus pasižiūri, pagal tai, kitas per svarstyklės, paskui kitas susipila į didmaišius ir mato, buvo tiek ir tiek to derliaus ir tada jis patogu susidėlioti, kiek iš čia buvo, kiek tų prikūlė miežių, kuris tas laukas derlingesnis ir pačiam savo
Tokis gaunasi paruoštukas. Einam prie kitų tada. Kaip pasakau, tikrai nepamirškit ir paskaitykit, po kiekvieną lentelę yra jos lentelės instrukcija. Ir čia daug visko po geros informacijos. Einam prie kitų pavyzdžių. Pavyzdžiui, čia buvo pasėti žirniai. Jie buvo, žinom, veislę, Ingridai, savo ūkio. Ir mes jau čia matom purškimas. Panaudota kažkokia priemonė, šiuo atveju dipelas. Ar ne, mes rašom, kad tai buvo naudota 1 kilogramas į hektarą ir mums jau reikia parodyti, kokia priežastis to panaudojimo. Kodėl mes tai darome? Tai čia būtų žirniniai vaisėdžiai, dėl šitos priežasties mes ir panaudojom. Kitas pavyzdys mano pateiktas, tai pasėjom žieminį rapsą, kuris buvo apdorotas, reiškia beicuotas. Taip, yra ir beicų legalių ekologijų, kurie yra galimi naudoti. Tai šitas yra Integral Pro beicas, kuris pažymėjom, parašom, kada, sakykime, beicas. Tai bus ir sėjos ir data, kiek ir prieš ką tas yra beicas, kuris mums padeda. Tai reiškia, jeigu naudojam kažkokį priemonę, tai mes parašom, kodėl mes ją naudojam. Jeigu mes neturime derliaus, daugiametės žolės, mes jas nusiganėm, tai taip, to instrukcijų rašom. Jeigu nuganėme, tai derliaus ir nerašom. Paliekam, plotas nuganytas. Išvežėm srutas, parašom, kada mes jas išvežėm ir kiek, kokią normą mes vežėm. Tai čia būtų 50 tonų į hektarą. Va, kaip ir pavyzdys. Birželio 20 aš 70 tonų pasigaminau mėlynžiedės liucernos, rugpjūtį aš dar 50 tonų. Tai taip, tų įrašų gali būti ir daugiau, ir net keletas. Šitam pavyzdį yra, ką norėjau atvaizduoti, kad yra susirašymas, sakykime, pavasarį. Ne, visas sėjas surašiau ir viskas. Bet ateina ruduo, jau žirnių derlių aš nusiėmiau ir pasėjau į tą patį lauką žieminius kviečius. Tai turiu daryti ir įrašą. Reiškia, aš žirnius nukūliau, atėjo rugsėjo 10 diena, aš pasėjau žieminius kviečius ir lentelėje padarau papildomą įrašą su tuo lauku, ką aš apsėjau. Jeigu sėjam tarpinius augalus, įselius, mes taipogi visur čia turim ir įsirašyti. Atėjo laikas, pasėjau, atlikau veiksmą, tai atlieku ir įrašą. Yra klausimų gal kažkokių? O tai toj pačioje eilutėje negalima rašyti čia? Na, žiūrėkit, jeigu mes čia pasirašėm žirnius, tai mums į tą pačią eilutę ir nebeįtilps. Niekaip mes neįtalpinsim žieminių kviečių, vėl sėklos, tai patogiau yra įsekančiai, nebūtinai šalia. Galite įsimti naują lapą, naują vietą visiškai rašyti. Tiesiog, kad po darbo atliktos sėjos turi būti ir įrašas. Tai nes kiti užsimiršta, pavasarį pasėjau ir laukiam kito pavasario ir vėl tada pildysiu tik pirmą lentelę. Ne, tai padariau įsėlį, padariau sėją, padariau rudeninį sėjimą, tai aš ir padarau ir įrašą. Taip yra patogiau, nes mes tiesiog neužtektumėm eilučių. Įseliui, jeigu įsėčiau ar ne kažką, tai mes yra sukurta papildomai grafų prie to lentelės, netgi matot 3 vietos, kur mes galėtumėm rašyti. O tokiu atveju reikėtų patogiau būtų pasiimti naują, kad ir lentelę arba naują vietą, po apačią rašyti ir persirašyti būtent tuos plotelius arba jau kažkokius panašiai tą plotelį. Girdžiu, klausimų nėra. Einam prie sekančios lentelės. Šita lentelė yra pildoma, antra lentelė yra pildoma tada, kada yra perkami gyvuliukai. Ne ekologiški, o įprastiniai. Jeigu jūs perkat, esat gyvulinkystės ūkis ir perkat, sakykime, ekologišką karvę, ekologišką bulių ar kažką tokio, šita lentelė nėra pildoma. Ją mes pildom, jeigu mes perkam įprastinius gyvulius.
papildomai prie to pačio norėčiau pasakyti, kad visos prieš bet kokį pirkimą reikia gauti leidimą. Tai jūs gaunat leidimą iš įstaigos, tada perkat gyvuliuką ir jeigu jis yra įprastinis, mes pildome būtent šitoj lentelė. Tai įsirašom numerį gyvuliuko, kas jisai, tai ar telyčia, ar bulius, ar kumelė, ožys, ar kažkas, iš ko mes, kada gimimas, atvežimas, kokiu tikslu mes nusipirkom, pavyzdžiui, ar tai yra reprodukcijos tikslais, ar tai yra pienui, ar veisimui, mėsai ir data, iki kada bus pereinamasis laikotarpis. Tos visus galite rasti skaičiuoklės mūsų tinklapį. Čia lentelė yra irgi gyvulininkystės ūkiam jinai pildoma, tai yra ganymo lentelė. Kada reiškia išvežam gyvuliukus, išleidžiam į pievas, tai mes turim užrašyti, kada ir prasidėjo tas mūsų ganimas. Tai šiuo atveju nurodom bandą, tai kas mes mėsinius galvijus, kiek turim tų bandų ir kada. Tai reiškia, pagal šitos įrašus, gegužės 1 dieną žmogus pradėjo ganimą. Kada jis pabaigė, vėl taip pat atliks įrašą, kad pabaigė lapkričio 1 dieną ir užbaigs. Melžiamos karvės lygiai tuo pačiu principu. Bet būna, kad melžiamas karvės ar kitus gyvūnus, pavyzdžiui, laiko nakties metu fermai. Tai šičia reikėtų ir pažymėti, kad ūkinius gyvūnai laikomi patalpose ir pažymime taip. Jeigu kažkurio būna, kad kažką parsivedžiau, uždariau, priežastis susirgo, reikia izoliuoti, labai blogas oras, tai yra neganimas. Ir parašom, pavyzdžiui, toks veršelis, jis yra mažas, parašom, kada data ir priežastį. Kodėl? Tai žaibuojas, stiprus lietus, kad reiškia, ekoagros nėra už gyvūnų žalojimą, jį už gerovę yra. Tai jeigu yra šalta, ten stiprų mažas veršiukas, tai jį galima ir parsivesti ir palaikyti, kol ta stichija ar kažkas prasibaigia, ar didžiulė kaitra, kaip matom. Tai išleidžiam, užrašom kada, parvedėm, irgi taip pat užrašom. Gerai, tada judam kitos lentelės. Tai ekologijoje bendrai visi gyvuliukai, tiek tvartinių, tiek vasaros laikotarpiu ganimo turi būti laikomi palaidi. Bet yra išimčių, kada leidžiama laikyti ir pririštus. Bet jeigu laikai pririštus gyvuliukus, tvartiniu laikotarpiu yra prievolė geru oru išleisti 2 kartus į savaitę į lauką, į mocioną, kad galvijas ar kažkas išeitų pasivaikščioti. Kyla klausimų, kaip mes žiemą, čia lyja, pūga, plikledis ar šlapdriba, aš išleisiu 2 kartus į savaitę. Tai ir ką minėjau, gerų orų. Jeigu yra šviečia saulutė, geras oras, nėra ten didelių vėjų ar didelių speigų, tada aš 2 kartus į savaitę išleidžiu gyvuliukus. Ir šitoj lentelėje atsižymiu, kurią dieną aš išleidau. Šiuo pavyzdžiu buvo labai žema lauko temperatūra, ką mes turėjom ir šią žiemą, daugybė sniego, daugybė pūgų ir didelių šalčių, tai per tokią šaltį gyvuliuko nevarysi laukeris ir jis pats neis. Tai yra natūralu, kad tada ir rašom žema lauko temperatūra, šlapdriba, speigas, pūga ir mes galim tą savaitę ar tas dienas galime nevesti tų gyvuliukų. Bet jeigu geras oras, mes turim išleisti. Bet čia tik tada, kai yra gyvuliukai laikomi pririšti tvartiniu laikotarpio metu, tai tik tada įsigalioja šita prievolė. Taip pat yra ir paukščiams. Paukščiams šiek tiek smulkiau išsirašosi, tai rašosi net laikas nuo kada iki kada. Taip pat yra ir išimtis, jeigu stiprus vėjas, karštis, negalima tos vištaičio leisti, taip pat ir parašom priežastį, kodėl mes jų neišleidom ir nefiksavom. Fiksuojasi kiekvieną dieną, 3, 4, 5 ir šita lentelė yra pildoma viena
mėnesių. Tai va, šiuo atveju yra gegužė, sekančią lentelę mes atsispausdinsim, bus birželis, liepa ir rugpjūtis. Ir tol pildom, kiek yra šėrimo apskaita. Čia vėl taip pat lentelė skirta yra gyvulininkam ir čia reikia nurodyti racioną. Kiek mūsų gyvuliukai suvalgo per dieną vienetą. Tai šiuo metu būtų ūkinių gyvūnų grupė, tai pieniniai galvijai, stambiai pašarai, pašaro pavadinimas, kad būtų lengviau, kaip ir minėjau, visados po lentelę yra instrukcija, kaip pildyti, kokius tos įrašus atlikti, kas tai koncentruoti pašarai yra paaiškinta, kas tie stambieji, tai šiuo atveju yra šienas, šienainis, dobilų šienainis, kukurūzų silosas. Ir mes išrakom, ar tai yra pašaras mūsų nuosavų, tai taip, mūsų šienainis, kiek kilogramų, koks tai statusas ir kiek per dieną suvalgo. Nereikia pildyti kiekvieną. Jeigu jūs visą nuo lapkričio mėnesio iki gegužės mėnesio, jūsų racionas yra toks pat, tiek pat duodat šieno, tiek pat šienainių ir tiek pat grūdų, tai jūs ir parašot. Nuo lapkričio tos dienos mano galvijas valgo 8 kg ten šienainių, tiek to grūdų ir paprastai. Išėjo ganytis, jeigu neduodam papildomai grūdų per tą laikotarpį, tai mes tiesiog tada ir nerašom šičia nieko. Jeigu duoda grūdus, tai rašom papildomai grūdai, 2 kg per dieną, aš duodu miltus, aišku, ir taršų. Taip pat ir su visom grafom ir su terminais. Šitą lentelę turi koreliuoti mums su 5 lentele. Tai jeigu aš šėriau tą mėnesį, tai turi atsispindėti ir 4 lentelė. Tai va, dabar šita 5 lentelė yra viena irgi iš pagrindinių, kaip ir pirma, kurioje yra daugiausia informacijos, pati svarbiausia ir gal ir sudėtingiausia, kad viskas sueitų. Tai aš pabandžiau atrinkti tas dažniausiai pasidaromas klaidas, kur dažniausiai visi klysta ir prasibėgsim per visas šitas situacijas. Šiuo atveju yra daugiamečių žolių šienainis ir šienas. Būna atveju, kai tiesiog žmonės parašo daugiametės žolės ir viskas sumeta į vieną grafą ir vieną bendrą. Tai mes pagal produkcijos tipus turime išskirti. Jeigu pasigaminome, kaip pavyzdys, šieną, tai surašom kiek to šieno, 40 šiuo atveju. Jeigu mes pasigaminom šienainį, tai irgi susirašom. Pasigaminam per birželį 150 tonų. Tai čia liepa, rugpjūtį. Šitie duomenys turi pareiti iš pirmos lentelės. Kaip susirašom į rašiukus, tada mums patogu ir lengva yra pildyti šitas lenteles. Šita lentelė pildosi ištisus metus. Per visus mėnesius jinai eina. Tai reiškia, nuo pradžios nuo sausio iki gruodžio galo. Šiuo atveju viską atlikus gaunamas gruodžio gale, likutis. Paimam naują lentelę ir tas likutis atsidurs naujoje lentelėje į likutis pradžiai ir vėl bus tęstinumas. Tai reiškia, nenutrūkstantis procesas, jeigu lieka, tai ir keliauja. Gal yra kažkokių klausimų šito vietoj? Nėra. Labai šaunu. Kitas pasitaikanti situacija dažnai, va, šiuo atveju yra raudonųjų dobilų šienainis ir aš turiu jau senai tą lauką ir yra šito lauko statusas jau E. Ir aš šiemet ar praeitais metais turiu taip pat raudonųjų dobilų lauką, kuris yra mažesnio statusu. Tai perinamo laikos arba 1 arba 2 metų perinamo laikos. Ir čia produkcija turi būti rašoma atskirai. Na, negaliu parašyti, kad aš apskritai raudonųjų dobilų šienainio prisišienavau 110 tonų. Tai reiškia, iš savo seno lauko aš prišienavau 100 tonų, iš naujesnio lauko aš prišienavau 10 tonų. Tai yra 2 įrašai. Jeigu aš darau iš avižų grūdus ir javainį, taip pat bus 2 įrašai. Ne 2 į 1. Kiek tų grupių, tiek aš tų įrašų ir pasidarau. Ir visas vaseka. Šienainis. Pasidariau 100 tonų. Jeigu aš iššeriu savo gyvuliukam, rašau šičia. Jeigu aš parduodu, rašau į pardavimo eilutę. Jeigu man, sakykime, sugedo
sulijo produkciją, sunaudojau savo reikmėm, savo vištašerių, išvežiojau į mišką šernam ar kažkur, tai yra rašoma sunaudota asmeninėm reikmėm ir nurašyta. Ir visų metų eigoje, pabaigoje mes turim sutraukti. Reiškia, viską sudėti. Visas grafas sudedam ir iš bendro viso pasigaminto mūsų derliaus, tai yra likučio pradžiai, kiek gavom, mes atimam, sunaudojam ir turim likutį pabaigai, kuris, kaip ir minėjau, keliaus į kitą lentelę. Pavyzdys, kurį kartais irgi padaro, kai žmonės nusiperka sėklą. Tai gali būti ir kviečiai, miežiai, avižos ar kažkas. Šiuo atveju yra tai kukurūzai, kurių veislė yra P3035, tai yra įprastinis statusas. Mes nusirodom matų vienetą, tai yra kilogramai, ir mes nusipirkom 78 kilogramus kukurūzų. Taip pat tą patį mėnesį, balandį, mes ir sunaudojom 78 kilogramus. Likutis mums nebeliko. Bet gautą derlių, sakykime, kukurūzų silosą, mums jau reikia rašyti į naują grafą. Mes negalime rašyti, kad aš spalio mėnesį pasigaminau čia silosą, nes čia mes šitoje vietoje šnekam apie kukurūzų sėklą. Šičia mes šnekam apie kukurūzų silosą. Tai reiškia skirtingos, čia grūdai, čia silosas, rašom atskirai. Taip pat rašome čia ir gyvulininkystės produkciją. Jeigu mes per sausio mėnesį pardaviau ten 3 viršukus, kurių bendra ten masė arba skerdina buvo 293 kg, aš įrašau. Taip pat galima, žinoma, rašyti ir vienetus, nes dauguma parduoda vienetais, nežino nei svorio, nieko. Tai, sakykime, čia turėtų būti parašyta 3 vienetai. Nei vasarį, nei kovą nepardaviau, nieko ir nerašau. Birželį vėl kažkiek pardaviau, čia, sakykime, 3 karvės, ne? Jeigu aš pardaviau pagal skerdiną ir yra mano svoris fiksuojam skerdiną, tai aš įrašau kilogramus, kiek, bet jeigu nežinau, tiesiog užteko 3 vienetai. Čia tų veršiukų gimimų mes nerašom. Čia fiksuojam tik galvijų pardavimus. Taip pat ir pienas yra. Kiek pasigaminta įrašyti, žinoma, būtų sunku. Dažniausiai yra iš praktikos, būna, kad gaunam sąskaitą, kiek jo pasipardavėm, tada žinau, aš susiskaičiuoju, kiek sugirdžiau veršeliam, kiek, jeigu pats naudočiau, tai būtų sunaudota asmeniniam reikiam, ir viską šitą sudedu ir gaunu bendrą pasigamintą kiekį. Ir kiekvieną mėnesį šitos einu, gale metų viskas sudedu. Perkami priedai, sakykime, nusipirkau melasos, nusipirkau druskos, nusipirkau kombinuotų pašarų, nusipirkau dar, turiu omeny, apleisinus priedus visus, tai taip pat viskas yra fiksuojama. Nusipirkau alaus milių, bakterijų ar kažko, tai viską rašom į šitas grafas. Šiuo atveju yra druska, tai jeigu aš vasarį nusipirkau, aš įsirašau ir kiek vienodai sunaudoju. Nėra pirkimų, nerašom, yra vėl. Taip pat ir likutis apskaičiuojam. Jeigu, kaip pavyzdys, kitas dar palinktas kiaušiniai, tai irgi reikėtų, kiek parduota, kiek pasigaminta, kiek padėjo ir bendrą mėnesį visą. Yra klausimų iš visos 5 lentelės kažko? Aš dar dėl gyvulių norėjau paklausti, nes susidūriau su tokiu atveju, čia Utenos skyrius. Ten buvo, kad jis paprašė, kad 5 lentelė atspindėtų iš viso galvijų tie visi metų pradžia, kiek kokių yra, ir tada paskui jau ir per metus eina, tiek ten nupirkai, tiek pardavėjai, viskas matosi. Tai ar reikia tą daryti, kad aš... Pirkimai, jeigu jūs nupirkot kažkiek, tai ir gerai, papildoma informacija, jūs nupirkot ir pardavimai. Kiek pardavė? Atsivedimų, mes čia nepildom atsivedimus mes matom iš ūgris judėjimo, iš kitur. Tokio, gimė veršiukai 6, to kaip ir nereikėtų, bet bendri pardavimai, tai yra jo, šito reikia. Tai aš irgi sakau, jie pasako, čia reikia metų pradžiai, iš viso surašykit 5 lentelėj galvijų viską, kokie yra sausio 1 ir tada jau per visus metus, bet tai čia nereikia turbūt, čia toks paprasčiau tiesiog žiūrėti tai ir viskas. Paprasčiau, bet jie nori paprasčiau. Ir priminsiu, kad šita 5 lentelė yra, kodėl sakau, labai svarbi, nes ją būtinai reikia pateikti
iki sausio 15. Tai jeigu, dabar mes pildom 26 metai, susirašėm derlius, susirašėm gautus visus, sakykime, kiek ko prišienavau, kiek ką, ateina ir šitas visas ataskaitas į įstaigą turiu pateikti iki sausio 15 dienos. Atsiųsti būtinai šitą. Labą dieną, Edvardai. Labą dieną. Buvęs kolega, dar tik noriu paklausti taip pat dėl 5 lentelės pildymo, kur sakėte jūs, kad nereikia rašyti būtent atsivestų veršelių. Tai tada gaunasi tokia situacija, kad jeigu nereikia rašyti, tada, kai žmogus rašo, atverstų tą vietą, kur... Gerai, galim tuoj pažiūrėsim. O, prašau. Dar, o čia. Tai gausis, kad parduota, pardavimus reikia rašyti, o tada pasigaminta nėra, tada minusas gaus. Ne, pasigaminta. Čia nėra, kad veršelio pasigamino. Paprasčiau čia reikėtų pažiūrėti šitą tiesiog realizuotą į bendrą kiekį, nes mes vienur surašom tiesiog vienetais, galim surašyti kilogramais, bet čia reikia kiek per tą mėnesį. Tai kilogramais kas kerdiną parduodi, tada būna... Jo, gali būti, sakykime, pardaviau. Kaip ūkininkas sakė, tai yra tikrai žmonių, kurie prašo to dalyko ir ten, aišku, nėra sudėtinga sausio mėnesį įsitraukti pačiam ūkininkui iš Ūgris ir surašyti kiek gimimų tų veršelių. Tada galbūt ir logiškiau, bet nes kitu atveju tai pardavė 20 veršelių, pavyzdžiui, ir nei vieno nepasigaminai, tai tada vėl bloga. Bet jie iš niekur neatsirado. Visas judėjimas, taigi čia dar aiškiau yra Ūgris judėjime. Matome ir data, ir kada, ir kas nupirko, ir kur išvežė. Tai jeigu jau taip, tada, Edvardai, tada nereikia parduota, viskas matosi Ūgrise. Bendrai statistikai reikia ir pateikti Europai, kiek yra ir kokie kilogramai matot. Tai kokia masė mėsos ir kam. Gerai. Ačiū už klausimus, ačiū tikrai už diskusiją. Jeigu kažkas tam kyla, būtinai klauskit, kad mano tikslas yra, kad po šios prezentacijos jums būtų viskas aišku. Sekanti lentelė tai yra valymas, dezinfekavimas. Turime fermą, turime sandėlį, jį reikia ir prižiūrim, jį iššluojam, įtvarkom, turim melžimo įrangą ar kažką. Tai čia į šitą lentelę mes darom įrašus. Su kuo valom, kada valom ir kaip. Šiuo pavyzdžiu, kasdien. Labai yra. Kasdien aš plaunu savo robotą automatiškai. Naudoja rūgštinį šarminį ploviklį tiek ir tiek. Taigi kiekvieną dieną nerašysiu. Ta diena, paprastai, aiškiai, jums suprantamai, man suprantamai ir tada visiems yra gerai. Prasivaliau patalpas. Kasdien valau patalpas. Taigi išsiplaunu melžimo aikštelę. Ir viskas. Kasdien įsiplaunu karšto šalto vandenį. Pavyzdys, Prieauglio ferma. Aš ją tik tais šalinu mėšlą pavasarį. Visą žiemą prabuvo, aš įsitum. Tai rašau, balandžio 10 dieną, Prieauglio fermos, mėšlas išvežimas į mėšlidę valymas, mechaninis. Pavyzdys, grūdų sandėlys. Po sėjos ar ne, aš susitvarkiau, išsivaliau viską, išsišlaviau, bet panaudoju ir sierą. Tai ir parašom, kiek mes panaudojam tos sieros, kad sandėlį išvalau. Gali būti ir paprasti, tai tiesiog siurblys, išsiurbiau, išploviau, išlaviau sušluotą. Tai irgi parašom šlavimas, valymas ir ką mes atlikom ir kada tai atlikom. Tiesiog primityviai apsirašom, ar tai mechaninis valymas, paprastas valymas, kokios tos priemonės naudotos ir kada tai daryti. Ir kaip kiekvieno ūkininko pagrindinis tikslas tikriausiai yra užauginti produkciją ir ją parduoti ir už to uždirbti. Tai visus pardavimus mes turim irgi fiksuoti 9 lentelėje. Tai kada pardaviau, šiuo atveju būtų sausio 30 pienas, kokiu statusu pardaviau. Tai ta pati produkcija gali būti parduodama ekologišku statusu ir įprastiniu statusu. Šiuo atveju mano pieną perka kaip ekologiška, tai yra aš rašau E statusas, mato vienetas, kilogramai, kiek ir kas nupirko ir numeriai. Bet veršelį atvažiavo paprasti supirkėjai ir aš jį pardaviau kaip įprastinį. Tai statusus taip ir parenkam. Taip pat kiaušinius, telyčias ar grūdai, mišiniai, siloso šienainis, viską, ką mes parduodam,
visus čia turim ir surinkti. Tai va, perbėgom per pagrindines visas lentutes. Taip, yra lentučių apie avilius, bitininkystę, apie akvakultūrą, tvenkinius, bet šitos yra jau labai specifinės ir jeigu turėtumėt klausimų iš būtent šitų temų, tai galit kreiptis, visados padėsim, pagelbėsim, kaip reikia užpildyti. Jo, apibendrinimui. Iš savo patirties, nors dirbu jau nuo 2006 metų, pastebėjau, kad blogiausias dalykas yra, kad mes šitą žurnalą pildom 2 kartus metus. Tai vieną kartą prieš sausio 15, kad jau reikia atsiųsti kitą pavasarį. Ir tada, kai reikia užpildyti, mes nežinom, neatsimenam, kada sėjau, kiek gavau iš to lauko, kada aš nukūliau, iš kur ta sėkla buvo, ar ten buvo tas įsėlis, nebuvo. Tai mano tokia rekomendacija būtų, kad dažniau tos įrašus daryti. Aišku, sunku, turim darbų, turim ne tik įrašyti, bet ir pasėti, bet neužsimirškim. Prisėskim po sėjos ten darbų savaitgalį, įrašykim, pasirašykim. Tai tikrai padės, bus lengviau, paprasčiau tą viską pasidaryti. Kitas labai svarbus dalykas. Instrukcija, kaip reikia užpildyti. Po kiekvieną lentelę yra instrukcija, kaip tai padaryti. Tikrai paskaitykit, tikrai gal rasit klausimų. Neradot ten atsakymų, nežinot, visados galit kreiptis, skambintis mums, paaiškinsim, padėsim, nes man paprasčiau yra paaiškinti, padėti jums, nei atvažiavus, jau rasti blogai ir nežinot, kaip išspręsti šitos problemos. Tai va, visa šita šviečiamoji medžiaga, ką ir šiandien šnekėjau, ką ir šneka mano kolegos ir visi seminarai, visus jūs galite rasti mūsų Ekoagros tinklapyje. Jeigu turit klausimų, galite irgi kreiptis pas mumis su klausimais. Taip pat Facebook'e turim. Ir kuom noriu labai pasidžiaugti, kad atsirado ir YouTube'ės tinklapį. Visi šitie seminarai bus ten sukelti, galite juos peržiūrėti, pasižiūrėti, yra daug naujų, kaip va, matote ir kitų, tai tikrai rekomenduoju nueiti, prisiregistruoti, sekti, kad gautumėt visas pačias naujausias naujienas. O šiam kartui tikiuosi, kad po šito viso pranešimo bus jums ekologinį žurnalą pildyti žymiai lengviau, žymiai paprasčiau, gal nereikės net konsultantų, nors tai irgi nėra blogai. Jie žino irgi, ką daro ir puikiai dirba. Tai jeigu dar kažkokių klausimų yra, klauskit, sakykit, bandom paspręsti. Ar dar galiu paklausti? Žinoma, kad taip. Ta lentelė šėrimo, kur yra apskaita, ten parašyta iš viso per dieną su šėrimu pašarinių žaliavų kiekis tenkintis vienam ūkiniam gyvūnui. Ir jūsų pavyzdį buvo parašyta, kad mėnesis laikotarpis. Tai atskaitos tašką vienam gyvuliui imti mėnesio pradžia ar mėnesio pabaiga? Nuo kada pradėjom šerti, ar ne? Jeigu aš pradėjau, sakykim, skiriasi racionai. Vienas yra žieminis racionas, sakykim, dažniausiai būna, kitas vasarinis. Bet būna ir išimčių. Bet jeigu aš, sakykim, vasaros metu, ar ne, nuo gegužės 1 dienos išleidžiu gyvuliukus į lauką ir aš papildomai te duodu tik tais miltų. Tai nuo tos datos ir pradedu tą laikotarpį skaičiuoti. Būtent nuo tada, būtent ta data, nuo kada ir pradedu. Pradėjau kukurūzų silosą šerti nuo... Gal netaip supratot klausimą. Kada viskas aišku, bet čia svarbus kiekis po to 5 lentelėje, kai mėnesį šėrė parašai ar 5 karvės ar 7 karvės. Tai kurį tašką atskaitos imt, gal 2 nustipau, gal 2 pardavė. Aš kaip pavyzdį pasakiau. Sausio 1 buvo 2 karvės, sausio 31 7 karvės. Tai kurį man atskaitos tašką imti 5 lentelėje? Nes kiek bus sunaudota? Taip, turi sueiti tą lentelę su 5. Bet kaip ir sakai, yra gyvenimas, ar ne? Buvo apsiveršiavo, pakito karvė, tas nuokrypis bus labai mažas. Vis tiek esmė, kad karviai tu duosi ten po 8 kg šieno, 2 kg to ir ten kažkiek tos 1% leidžiamos, sakykim, kad melasus. Tiek išskaičiuoti, kad tas kitimas, veršiukas gimė, veršiukas numirė,
iš veršiuko patapo į prieauglį, ar ne, ir tas vyks gyvenims ir aš manau net ten, kad jeigu reikėtų visiškai Nes ten suprantate, kai gali būti patikros metu, gali būti parašyta 5 lentelė, kaip pavyzdžiui 10 tonų ir parašyta 4 lentelė, ten gyvuliukų ten kokie 5 kilogramai. Pasidaryti viskas aišku, kad netoks šitas... Jo, ir atsirado viena karvė ir jau gaunasi. Jo, čia tik tokį pamąstymą. Taip, pamąstymai, bet aš nežinau, aš pats prie šito gyvenime nesu, man svarbu esmė, kad būtų ir aš pats suprantu, kad kinta. Bet jeigu yra, kad nuo to mėnesio, man buvo tos 5 karvės, vėliau tu rašysi 6 po to mėnesio ir tai čia bus labai džiugu ir labai sveikintina, kad stengiatės ir domitės. Sakykime, jeigu toks atvejis, kaip pavyzdys, jeigu žmogus turi ūgriso prieigą ir žino, kad mėnesio galiais turėjau ten 15 karvių, tai gali imti, kad pavyzdžiui ir sušėrė tai karvį kiekvieną mėnesį po 8 kg, padaugina, parašo tą skaičių ir viskas aišku, taip? Taip, bet galime lygiai taip pat toj lentelėj, sakykime, ir dadėti. Buvo 5, jau pasirašiau, gali dadėk drop, parašyk. Darašyk, kad jau atsirado ir 6. Šitos lentelės yra pagalba ir jums. Aišku, prievolė ir labiausiai paklausi žmonių, kodėl ne ekologija, savo ten daug popierizmo, daug tų žurnalų, daug visko. Bet čia yra ir pagalba. Tu susirašai, kada laukos. Iš kokio lauko gavai derlių. Kada tu pasėjai. Matai, pasėjau balandžio 16 ten dieną ir man nesuaugo. Aha, tas laukas gal netik. Tikrai esu sutikęs ūkininkų, kurie žiūri šitas žurnalą kaip į pagalbą, ne tik kaip į prievolę ir vieni kitiems padėti. Mums reikia surinkti duomenis ir šitas ekologinis žurnalas yra jų ūkininkams pagalba, kaip mums juos padėti ir surinkti. Vieni kitiems. Ačiū labai. Prašau, laukiu daugiau klausimų, ar dar bus kažkas? Girdžiu, kad nebėra, tikriausiai visus atsakėme, labai džiaugu, kad išklausėt, kad skyrėt laiko ir tikiuosi, kad viskas jums paliko žymiai aiškiau. Jeigu dar kažkas neaišku, galit mūsų kontaktus tikrintojų, ekspertų susirasti, visados paskambinti, paklausti ir pasistengsim jums visados padėti. Tai ačiū jums visiems, gerų darbų ir gerų metų. Ačiū jums.